Jablonsko aušros leidykla ketina šiais metais išleisti nepaprastai įdomią Klevų vietovės kaimo ir dvaro monografiją. Apie šį leidinį pasakoja jo sudarytojas ir autorius Gintautas Marcinkevičius iš Suvalkų. Šaltinis. Tuomet Petruškevičius mane pakalbino, kad sako, parašyk apie savo kaimą, apie Klevus. Ir aš tenai pradėjau, tuomet parašiau visą ciklą straipsnių, o paskui pagalvojau, kad galima būtų tie straipsniai išplėst, prirašyti ir išeitų apie Klevus tokia didesnis veikalas, sakysime, knygelė. Visi kaimai pradeda tuštėti, ypač pastaruoju metu. Kad mano nuomonė grasia pavojus ne tik klevams, bet ir visiems kaimams, kada klevuose už kažkiek metų gali klevus sutikti tas pats, ką sutiko kitas mažesnės vietovės. Geriausiais metais klevuose buvo 56 sodybos ir tiek šeimų, o jau dabar pasiliko beveik tik pusė. Ir tas tuštėjimo procesas toliau, manau, kad vyksta ir vyks, kadangi atėjo tokie laikai, tai yra civilizacijos dėja nesulaikysime. Pats Klevų kaimas, man atrodo, tai įdomus yra istorinių atžvilgių. Tengi buvo ir randasi iš jotvingių laikų užsilaikęs piliakalnis. Pats Klevų pavadinimas yra gana įdomus, kadangi mes lietuviai visi vadinom klevai, lenkiškai užrašė kleivai, iš kur tas jot atsirado. Gautas jot užsilikęs dar iš jotvingių laikų, kada buvo piliakalnis, taip kaip seinai, saivai, sakysime, veisėjai. Prieš karą, tarp karo metais, gana buvo kultūrinių, patriotinių atžvilgių Klevai, gana aktyvus kaimas. Čia veikė keturbalsis choras, kurių tuomet mūsų krašte buvo tik tai 3. Reiškia, Cibulsko Čapunskė choras, Bobelių Puniškio ir Klevų Vinikaičio choras. Net 5 savanoriai iš Klevų kaimo buvo kilę po pirmo karo. Iš Klevų kaimo baigė virš 90 žmonių pasiekė vidurinį išsilavinimą. Tame 20 keli aukštąjį. Noriu pabrėžti, kad daug iš Klevų taip pat apie 30 baigė, tarp kitko, Punsko lietuvišką licėjų. Pasireikšdavo taip pat kultūriniai saviveikloje Klevai po karo, kol netėjo diskotekų laikai. Klevuose po karo daug kartų Klevai buvo pastatę vaidinimus, spektaklius. Savo laiku buvo taip pat ir muzikantų, ir kitų, sakysime, tokių gana įdomybių. Kad vienas kleviškis buvo net 4 kartus pėsčias suvaikščiojęs iš Klevų į Petersburgą. Vienas iš kleviškių čia yra paminėtas, kuris dalyvavo Japonų kare. Buvo sužeistas net, dar caro laikais gavo kaip veteranas, gavo tokią pašalpą. Kitas kleviškis irgi buvo, tarnaudamas rusų kariuomeniai, buvo net Kinijoje, Nansino mieste, tarnavo tenai rusų konsulato apsaugoj. Paskui vėl dalyvavo pirmam kare, buvo su Austrais kovojo, buvo paimtas į nelaisvę. Vienas iš kleviškių buvo Antano Baranausko furmano vežėjo. Vienas iš kleviškių taip pat buvo
Baranausko tarnu, kaip sakydavo, lokajum, jisai ten arčiausiai aptarnaudavo. Daug taip pat, kleviškių klevų kaimiečių dalyvavo pirmam kare, paskui antram kare, keli buvo sužeista. Po karo klevai gana gerai laikėsi. Tai reiškia tų atžvilgių, kad buvo gan vieningas kaimas. Nebuvo, taip mano supratimu, nepastebėjau, kad čia nebuvo, tai reiškia, žmonių, ar ypač jaunuolių, kurie, reiškia, nesusidėjo nei su partizanais, nei su opozicija, bet ir su valdžia nieks nesusidėjo. Iš klevų nieks netarnavo, jokioj ten policijoje nebuvo, jokiam saugume. Ir klevai tą sunkų laikotarpį Stalino, ypač Stalino laikais, gana gerai išvaikė ir ekonominių atžvilgių. Ir reiškia, taip, nieks tenai prie klevų nekibo, nieks ten netgum nekalbino, nesistengė, sakysime, kolūkio sukurt klevuose, kadangi nieks nesėdėjo už pylėvas, sakysime. Taip, kad čia buvo gana vieningas kaimas, nebuvo skundikų, todėl faktas tokias, kad čia klevuose užsilaikė kelios lietuvių pabėgėlių šeimos. Kadangi jiems čia buvo, jau čia nebuvo parubežys, tai buvo čia gerai būt ir sugyveno su žmonėmis. Taip pat klevai gana ekonomiškai laikėsi neblogai. Sakydavo, ypač prieš karą prisimenu tokius posakius, kad jeigu eina kažkokia į maršas į klevus, tai reiškia, bus tenai neblogas gyvenimas, kadangi klevuose buvo neblogos žemės ir geri gospodoriai. Taip sakydavo. Arba ten sakydavo, kaip už klevų, iš kaimo klevų kilusio berno ištekėsi, tai turėsi tenai neblogą gyvenimą. Žinoma, ten visai būdavo. Kaip įdomybę galima pasakyti, kad čia nebuvo labai turtingų klevuose, nebuvo tokių, sakysime, buožų kaip Lietuvoje, labai turtingų, bet ir nebuvo labai biednų. Neteko, sakysim, girdėti, kad kažkas iš klevų būtų nuėjęs elgetauti.